Reiškia, fasadinės žaliuzės sudaro tas laikiklis, visa ta konstrukcija stovės pas jūs laukia, reiškia, už tų lentučių. Kadangi pas jūs žaliuzė aukštis tik tai 80 cm, tai tas visas pokas, kai susikels, bus apie 10 cm aukščio. Tai dabar jūs turėsite tokį valdymo pultelį, ant kurių yra 4 kanalai. Spausdamas tą mygtuką jūs galite rinktis kiekvieną kanalą atskirai arba iš karto visus kanalus galite visą žaliais valdyti. Tai reiškia, paspaudus knopkutę žemyn, jos nusileidžia žemyn. Paspaudus, tarkim, mygtuką kitą į viršų, jis sustoja ir važiuoja aukštyn. Bet dabar vis tiek mes iki galo nuleidžiam tas žaliuzes. Jos nusileidžia ir užsidaro. Pilnai viskas yra automatiškai, ten yra galiniai išjungėjai. Atlieka tą veiksmą. Po to ant pultelio yra ratukas. Tiesiog sukdami ratuką jūs galite labai jautriai reguliuoti pasukimo kampą. Reiškia, mygtuko dar yra toksai ant pultelio yra mygtukas MAI. Galima tą MAI užprogramuoti tokiu būdu. Reiškia, kai paspaudė tą mygtuką MAI, žaliuzė nusileidžia ir užsidaro tam tikrų kampų. Tarkim, jeigu jūs norite, kad žaliuzė nusileistų tam tikrų kampų, būtent šituo kampu, galima užprogramuoti tą mygtuką, kiekvieną kartą jį paspaudus, žaliuzė nusileidžia ir, reiškia, užsidaro tuo pačiu kampu. Pultelis bus toks, reiškia, ir turės laikiklį, kad jie nepasimest, galės kur nors ant sienos pakabinti. Ir dabar, reiškia, tos žaliuzės gali būti arba su bėgeliais, arba, reiškia, ant lyno. Lynas yra plastizolė, apsaugotas ir iš principo nerūdėja. Ir apačioje bus tokie laikikliai. Na, kaip ir viskas.